Sveiki, mėlyjeji lietuvių kalbos mokiniai. Sveikinuosi su jumis iš Portugalijos. Šiandien noriu pasikalbėti gana įdomia ir svarbia tema. Kalbėsimės apie lietuvių kalbos A2 lygio egzaminą ir apie naujus pasikeitimus Vilniaus mieste. Taip pat apie naujus pasiūlymus integracijos politikai ir trumpalaikiam leidimui gyventi, pratęsti. Taigi ši tema yra labai aktuali ir gana karšta. Žmonės aktyviai diskutuoja, žmonės turi skirtingas nuomonės ir kartais nesutaria. Šio video aš norėčiau išdėstyti ir paaiškinti savo perspektyvą, ką aš manau apie šiuos pasikeitimus ir pasiūlymus. Taigi pradžioje kontekstas. Prieš porą dienų Vilniaus meras pradėjo rinkti parašus, norėdamas pasiūlyti įstatymą mūsų Seimui. Įstatymą, kurio pagrindu reikėtų išmokti lietuvių kalbą iki A2 lygio, norint pratęsti savo trumpalaikį leidimą gyventi Lietuvoje. Pagal pačią kampaniją ir pačią idėją, Lietuvoje gyvenantis ne ES pilietis turėtų išmokti lietuvių kalbą per 3 metus iki A2 lygio. Kartais žmonės labai pyksta dėl šio pasiūlymo, nes galvoja, kad žmogus turi idealiai kalbėti lietuviškai per 3 metus. Tačiau kasgi yra A2 lygis? Kiek laiko užtrunka jį pasiekti? Ir ar iš tikrųjų tai yra taip blogai, kaip kartais gali atrodyti iš pirmo? Taigi pradžiai pasikalbėkime, kas yra A2 lygis. Taigi A2 lygio mokinys arba žmogus kalbantis A2 lygiu yra dar vis pradedantysis. Jis tiesiog yra aukštesnio lygio pradedantysis. Taigi tai yra žmogus turintis absoliučiai bazinius lietuvių kalbos gebėjimus. Tai reiškia, kad žmogus gali bendrauti kasdienėse situacijose labai paprastai ir labai trumpai. Pavyzdžiui, bendrauti parduotuvėje labai trumpai elementariomis temomis, paprastais sakiniais. Gali bendrauti autobuse arba kavinėje. Gali paklausti, kaip man nueiti iki banko arba atsakyti, kai to klausia kitas žmogus. Taigi kalbėtis apie kryptis. Trumpai apie save papasakoti. Papasakoti apie savo šeimą, apie savo darbą, apie savo laisvalaikį ar pomėgius. Taigi žmogus, kuris kalba A2 lygiu, kalba gana paprastomis temomis ir naudoja gana paprastą gramatiką. Taigi turbūt toks žmogus turėtų mokėti esamąjį laiką, būtąjį kartinį laiką ir būsimąjį laiką. 3 laikai. Tam, kad galėtų kalbėti apie dabartį, praeitį ir ateitį. Taip pat reikalingi baziniai gebėjimai lietuvių kalbos linksniuose. Žinoti, kaip naudoti vardininką, kilmininką, naudininką, galininką, vietininką, įnagininką ir šauksmininką. Nenaudoti jų idealiai, bet daugiau mažiau suprasti, kaip jie veikia ir tiesiog būti suprastiems. Jeigu aš noriu pasakyti, kad Paulius valgo tortą, ar ne, būtų blogai, jei sakyčiau, kad tortas valgo Paulių. Turbūt kažkokia keista paralelinė visata. Bet galiu sakyti, tortą valgo Paulius. Jeigu suprantate, kad Paulius valgo tortą ir tortą valgo Paulius yra ta pati mintis, reiškia, jūs jau turbūt turite A2 lygį lietuvių kalbos supratime. Jeigu dar vis galvojate, kad šie 2 sakiniai turi atvirkštinę prasme, jums turbūt dar reikia pasimokyti apie lietuvių kalbos linksnius, iš esmės galininko linksnį. Tai va, tokie gana baziniai gramatiniai sugebėjimai. Taip pat, jeigu žmogus kalba A2 lygiu, jis turbūt jau žino apie 1000–1500 žodžių. Plius minus. Tai irgi nėra labai daug. Taigi A2 lygiu kalbantis žmogus turėtų suprasti lėtą ir aiškią lietuvių kalbą, panašią, kurią aš kalbu dabar su jumis, ir suprasti trumpus tekstus, pavyzdžiui, meniu, žinutes, galbūt kas parašyta stotelėse, gana tokia paprasta elementarią informaciją. Tai žmogaus nereikalaujama labai didelių žinių, tai nėra kažkas neįtikėtino. Ir bendrai paėmus pasiekti tokiam lygiui reikia apie 100–300 valandų. Žinoma, atrodo, kad yra didelis skirtumas tarp 100 ir 300. Kodėl yra toks platus skirtumas?
Tai priklauso nuo gimtosios kalbos ir šiaip kokiomis kalbomis jūs jau kalbate. Taigi Latvijui išmokti lietuvių kalbą bus daug lengviau negu rusui, o rusui bus lengviau negu vokiečiui. Vokiečiui lengviau negu anglui, o anglui lengviau negu ispanui. O gal ispanui lengviau negu anglui. Nežinau, turbūt ispanui šiek tiek lengviau negu anglui. Taigi priklauso nuo jūsų gimtosios kalbos. Jeigu jūs kalbate kitą kalbą, pavyzdžiui, kinų kalbą, galbūt jūs kalbate hindi, galbūt kalbate arabų kalbą, tai jums užtruks dar daugiau laiko negu, tarkime, angliškai kalbančiam žmogui ir tada gali būti, kad jums reikės 250 ar 300 valandų. Tai bendrai paėmus, tai pirmas yra faktorius gimtoji kalba arba kitos kalbos, kuriomis jūs jau kalbate. Antras faktorius yra mokymosi intensyvumas. Tai reiškia, kiek valandų per savaitę jūs mokotės lietuvių kalbos. Ir kai turiu omeny mokotės, reiškia, kad jūs esate susikaupęs arba susikaupusi. Jūsų 100% dėmesys yra ties lietuvių kalba. Taigi, jeigu mokotės po valandą kiekvieną dieną, tai reiškia 7 valandas per savaitę, ir jeigu esate, tarkime, ukrainietis, lenkas, rusas, baltarusis, čekas, tuo labiau latvis, tai gali jums užtrukti apie 4 mėnesius. 4 mėnesiai, ar ne? Nėra daug per 4 mėnesius išmokti lietuvių kalbą iki A2 lygio. Jeigu jūs esate, tarkime, žmogus, kuris kalba arabiškai, žmogus, kuris kalba galbūt indiškai arba hindų kalba, tai gali užtrukti, jei mokantis po valandą, gali užtrukti 8 mėnesius. Tai vis dėlto tai nėra 3 metai. Tai yra 4 mėnesiai, 8 mėnesiai. Nes taip bendrai paėmus, aš sakyčiau, nepriklausomai nuo to, kokią kalbą kalbate, jeigu mokotės kasdien po valandą, tai užtruks apie 6, galbūt maksimum 10 mėnesių. Jeigu mokotės šiek tiek rečiau, pavyzdžiui, mokotės tik tai po 2 valandas į savaitę, tarkim 1 kartą valandą pirmadienį ir 1 valandą penktadienį. Tada galbūt jūsų procesas užtruks apie, jeigu jūsų kalba yra kažkaip artima lietuvių kalbai, tai galbūt apie 15 mėnesių mokantis 2 valandas per savaitę. Jeigu jūsų kalba yra tolima lietuvių kalbai, tai mokantis porą valandų per savaitę, tai užtruks 2,5 metų, plius minus. Jeigu jūsų kalba yra labai tolima, ar ne, tai galbūt jūs kalbate japoniškai, galbūt jūs kalbate kinietiškai, korejietiškai. Tai 2 kartai per savaitę, po valandą, 2,5 metų. Taigi, nepriklausomai nuo to, iš kur jūs esate, kokiomis kalbomis jūs kalbate. Viskas yra svarbiausia, kiek laiko jūs įdedate į savo mokslus ir kaip stabiliai mokotės. Taigi, jeigu nusprendėte mokytis 2 kartus per savaitę, laikykitės 2 kartų per savaitę. Ir tada vis tiek po 2,5 metų turėtumėte tikrai jau būti pasiekę šį lygį ir išlaikyti egzaminą. Tai daugiau mažiau tokia perspektyva. Iš esmės tai yra šiokia tokia matematika. Mes turime žinoti, kiek valandų užtrunka mokymosi procesas, turime suprasti savo gimtąją kalbą ir ar tai yra mūsų privalumas mokantis lietuvių kalbos, ar galbūt mums truputėlį bus sunkiau, nes mūsų gimtoji kalba yra tolimesnė, tada reikės šiek tiek daugiau laiko ir pastangų. Bet nepriklausomai nuo to, vis tiek per 3 metus tai yra įmanoma tikrai visiems, net jeigu mokotės tik tai po porą valandų per savaitę. Jeigu mokotės daug daugiau ir daug dažniau, metų jums turbūt net neprireiks. Tai ką aš manau bendrai apie šią iniciatyvą? Aš jau minėjau, kad aš gyvenu Portugalijoje ir minėjau, kad gyvenu Ispanijoje. Ir aš dar prieš atvykdamas į šias šalis pradėjau mokytis jų kalbų, tiek portugalų, tiek ispanų. Kodėl? Aš nesitikiu, kad visi ispanai kalbės angliškai, o tuo labiau lietuviškai. Taigi, aš žinau, kad aš atvykstu gyventi į ispanakalbę šalį, kur žmonės pagrinde kalba ispaniškai ir aš noriu jaustis čia patogiai. Tai pirmas faktorius, aš esu tiesiog savanaudis.
Aš noriu jaustis gerai, noriu bendrauti su žmonėm, noriu juos suprast, noriu gebėti pasikalbėti su savo kaimynais, paklausti, kaip praėjo jų diena ar kaip sekasi. Ir jeigu aš nekalbėsiu jų kalba, kodėl man reikia tikėtis, kad jie kalbėsis mano kalba ar kalbėsis anglų kalba? Vis dėlto jie yra iš Ispanijos, ar net jie turbūt kalba ispaniškai. Lygiai tas pats yra ir Portugalijoje. Taigi aš šiuo metu gyvenu Portugalijoje ir nors turistinėse vietose daug kas kalba angliškai, tačiau tai nereiškia, kad jiems yra labai lengva kalbėti šią kalbą. Jiems yra gana sunku, bet to reikia jų darbui, todėl jie bando, jie stengiasi. Ir jie labai džiaugiasi, kai aš tiesiog sakau, viskas gerai, galim kalbėtis portugališkai, jie atsipalaiduoja, su manim pradeda kalbėtis, būna labai draugiški, dažnai man padaro nuolaidą, sako, kava nuo baro ar kažkas tokio. Taigi žmonės bendrai paėmus džiaugiasi, kai tu jų neverti kalbėti kitą kalbą, o tu atvyksti pas juos ir kalbi jų kalbą. Nes vis dėlto mano pasirinkimas buvo atvykti į Portugaliją. Portugalai manęs nepagrobė, nepavogė, neįdėjo į maišą ir neišvežė iš Lietuvos. Aš čia atvykau savo noru ir aš čia gyvenu savo noru. Taigi natūralu, kad aš mokysiuosi vietinės kalbos, nes aš negaliu tikėtis, kad visi kalbės lietuviškai. Ar ne? Turbūt, įdomu, kiek portugalų kalba lietuviškai. Reikėtų suskaičiuoti gal ant pirštų, gal 2 rankų gal užteks, gal rankų ir kojų pirštų. Na gerai, galbūt ir daugiau. Aš nežinau, niekada nežiūrėjau statistikos. Turėjau keletą mokinių iš Portugalijos, taigi galbūt yra ir daugiau žmonių, bet nepriklausomai nuo to, turbūt mano motyvas yra gana aiškus. Tai vėl, aš į tai žiūriu gana savanaudiškai, nes aš noriu bendrauti su žmonėmis ir jaustis patogiai. Tačiau aš taip pat ir gerbiu juos. Ir aš suprantu, kad jie džiaugiasi, kai užsieniečiai kalba, jų kalba, ir jie neturi jaustis nepatogiai. Tada jie gali jaustis patogiai šalia manęs, bendraudami savo gimtąją kalbą. Automatiškai jie į mane žiūri kaip į labiau artimą žmogų. Žinoma, aš esu užsienietis ir turbūt net jeigu ir norėčiau visą gyvenimą gyventi Portugalijoje, turbūt aš visada ir likčiau užsieniečiu. Nepriklausomai to, vis tiek žmonės yra žymiai artimesni man, kai jie mato, kad aš kalbu jų kalbą ir iš esmės, kai jie mato, kad aš mėgstu jų kultūrą. Aš mėgstu jų kalbą, man patinka su jais bendrauti ir tada jie mato, kad aš esu draugiškas jiems ir jie gali būti tikrai draugiški man. Na ir tai labai paprasta, tai labai žmogiška. Taigi aš siekiu integracijos kiekvienoje šalyje, kur aš esu. Aš neplanuoju nustoti būti lietuviu, aš vis tiek kalbu lietuviškai, aš namie bendrauju lietuviškai, aš bendrauju lietuviškai telefonu su savo šeima ar savo draugais, skaitau lietuviškas žinias, klausausi lietuviškų tinklalaidžių, taigi aš vis tiek esu lietuvis ir naudoju lietuvių kalbą. Tačiau gatvėje aš su žmonėm nekalbu lietuviškai, juk jie nesupranta lietuvių kalbos ir aš su jais stengiuosi nekalbėti ir angliškai, aš stengiuosi būti, kaip vietinis žmogus, su jais bendrauti portugališkai. Taigi aš nebandau asimiliuotis, aš nebandau nustoti būti lietuviu ir tapti staiga portugalų. Bet aš ir nenoriu atsiskirti nuo vietinės kultūros, nenoriu gyventi savo burbule tik su užsieniečiais, kurie kalba angliškai, ar tik su lietuviais, kurie gyvena Portugalijoje. Taigi man nepatinka separacijos arba atsiskirimo idėja, man nepatinka ir asimiliacijos idėja. Man patinka integracijos idėja, kur aš galiu būti ir lietuviu su savo kultūrinėmis ir identiteto asmenybės, tapatybės šaknimis ir būti šiek tiek portugalų, kadangi aš gyvenu Portugalijoje, ar ne, šiek tiek bandyti integruotis į vietinę kultūrą ir vietinį gyvenimą. Tai yra sveikas balansas. Ir tada aš asmeniškai patiriu mažiau streso ir plus didėja mano kultūrinis kapitalas. Aš geriau suprantu portugalų kultūrą, aš geriau suprantu jų istoriją, aš geriau suprantu, kodėl portugalai yra tokie, kokie jie yra. Ir žinoma, aš mokausi dar vienos naujos kalbos, kuri, niekada man nepamaišys.
Kuo daugiau kalbų žinosime, manau, tuo yra geriau. Taigi, tokia yra mano perspektyva kaip lietuvių kalbos mokytojo, kaip portugalų, ispanų kalbų mokinio ir kaip Europos studijų studentų. Nes studijuoju Europos studijų magistrantūroje ir mano darbas bus būtent apie užsieniečių integraciją Lietuvoje. Taigi, būtų labai įdomu išgirsti daugiau ir iš jūsų, ką jūs manote apie Valdo Benkucko iniciatyvą, ar jūs ją palaikote, kodėl manote, kad užsieniečiams reikia mokytis ir išmokti lietuvių kalbą iki tam tikro lygio, ar ne? Mes nenorime, kad užsienietis kalbėtų kaip gimtakalbis, to nereikia, reikia tiesiog bazinių elementarių įgūdžių. O kodėl manote, kad nereikia šių įgūdžių, ar ne? Gal tiesiog visi tegul kalba savo kalbomis ir mes ten kažkaip gestais, rankomis, pirštais susikalbėsime. Taigi aš visada atviras diskusijai, man būtų labai įdomu su jumis daugiau padiskutuoti šiomis temomis ir lauksiu jūsų komentarų. Ir taip pat, jeigu jūs dar nesate kanalo prenumeratoriumi arba prenumeratorė, rekomenduoju prenumeruotis ir sekti mano kanalą. Aš kiekvieną savaitę stengiuosi išleisti vieną vaizdo įrašą lietuvių kalba visokiomis įvairiomis įdomiomis temomis, tam, kad jūs turėtumėte ko pasiklausyti, mokydamiesi lietuvių kalbos. Ir žinoma, jeigu šio kanalo klausosi ir lietuviai, kad galėtumėte pasiklausyti apie kažką įdomaus ir pasidalinti šiomis žiniomis su kitais žmonėmis. Taigi lauksiu jūsų komentarų, paspauskite like, jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas ir mes pasimatysime kitą savaitę. Sėkmės!